Tai ačiū kolegams už pranešimus ir ačiū be etikečių, kad pakvietėt. Smagu kažkuria prasme grįžti turbūt, nors šiaip šiandien atėjau visai netoli iš filosofijos fakulteto, aš ten taip pat darbuojuosi, esu Monika Orechova, kaip pristatė, lygių galimybių plėtros centro ekspertė. Ten daugiausiai dirbu su tyrimais, mes atliekam ir įvairius tyrimus. Šiandien, tiesą pasakius, kolegės jau aptarė daug klausimų, kuriuos pati buvau sugalvojus irgi aptarti, tai kai kuriuos dalykus tikrai prabėgsiu taip labai prabėgom. Kitus gal šiek tiek ilgiau pasiliksiu, nes jau irgi čia kažkam šnabždėjau, kad aš apie tai dar kalbėsiu irgi šiek tiek. Tai aš pabandysiu tilpti į laiką, bet jeigu ką jūs ten mojuokit, skleiskit nepasitenkinimo garsus ir visa kita, žodžiu. Tai, pavadinimas smurtas kaip prievartinės kontrolės įrankis iš tiesų yra skirtas tam, kad mes į smurtą pasižiūrėtume šiek tiek sistemiškiau, pasižiūrėtume šiek tiek galbūt plačiau, labiau ne kaip į individualų, sakykime, reiškinį, kuris nutinka, bet kaip į sisteminę problemą. Tai nekartosiu to, ką sakė Rusnė, gal tik šiek tiek naujesnės statistikos šiandien atkapščiau. Tai praėjusiais metais, nes jau turim praėjusių metų statistiką, gauti 54 102 pranešimai dėl smurto artimoje aplinkoje. Tai nereiškia, kad jie buvo užregistruoti kaip nusikaltimai, tai reiškia, kad tiek kartų žmonės kreipiasi. Nereiškia, kad tiek žmonių kreipiasi, tai reiškia, kad tiek kartų kreipiasi žmonės į policiją dėl smurto artimoje aplinkoje. Jeigu žiūrėsim jau šių metų pirmųjų mėnesių duomenis, ne konkrečiais skaičiais, bet procentais, tai 73% visų nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų buvo moterys, 86% įtariamųjų smurtų buvo vyrai. Tai kartojam tą pačią tendenciją iš esmės, kad nėra taip, kad tik viena lytis kenčia nuo smurto nuo kitos lyties, bet mastai yra nepalyginami šiuo atveju. Ir vėlgi mitas, kad smurtas atsitinka kažkur kitur, realybė dažniausiai nukenčiama nuo intimaus partnerio arba nuo žmonių, kuriuos mes kokią nors formą pažįstam. Taip, tai statistika apie tai, kiek procentų, vėlgi mes žinom apie 30%, apie kiek procentų mes nežinom, mes pasakyti negalim. Šiaip iš gyvenimiškos patirties nesu sutikusi moters, kuri nebūtų patyrusi kokios nors formos smurto, nebūtinai nuo intimaus partnerio. Jeigu įtrauksim seksualinį priekabiavimą, kiekviena moteris, su kuria man yra tekę šnekėti gyvenime, žino, kaip tai atrodo. Ir kaip jau buvo irgi minėta, apie 60% patyrusių smurtą artimoje aplinkoje pagalbos nesikreipia, jeigu mes turime papildomus faktorius, kaip kolegė minėjo, pavyzdžiui, negalią, tas procentas yra žinoma didesnis. Čia mes irgi matom skirtumą, kad daugiau vyrų nesikreipia, labiausiai dėl to, kad mes stigmatizuojam tai, kad vyrai apskritai gali kreiptis kokios nors pagalbos kur nors, ir kad vyrai gali nukentėti nuo smurto. Tai vėlgi grįžtu, dažniausiai nukenčia moteris, bet kai vyrai nukenčia, jie daug dažniau nesikreipia. Dabar, taip, ašis smurto artimoje aplinkoje, bet šiaip galėtų būti ir kitokio smurto, yra kontrolė ir netolygus galios santykiai. Tai tam, kad mes galėtume kalbėti apie smurtą artimoje aplinkoje, dalykas, kurį mes pirmą pastebime, yra, kad galios santykiai nėra lygus. Jeigu mes kalbam apie, sakykime, konfliktą tarp dviejų žmonių, susipykom dėl kokių nors ten indų, kojinių ar dar kažko, ir mūsų santykiai yra lygus, tai tada mes abu tame konflikte dalyvaujame lygiavertiškai. Tai reiškia, mes abu galime kažką pasakyti, mes abu galime dėl kažko nesutikti, arba abi, ir mes galim kažkaip tą išspręsti. Tam yra konstruktyvus konfliktų sprendimo būdai. Jeigu mes turim netolygius santykius, konstruktyvus konflikto sprendimo būdai nebeveikia. Ir tai, kai mes jau dažniausiai kalbam apie fizinį ir seksualinį smurtą, mes kalbam apie toli pažengusį smurtą.
tas smurtas, kurį mes pamatom kaip visuomenė, tas smurtas, kurį mes pamatom statistikoje, tai yra tas atvejis, kai prevencija jau nesuveikia, jau reikia intervencijos arba postvencijos, ar ne? Tai šitas ratas, tai yra vadinamasis domestic abuse wheel chart. Jeigu aš teisingai atsimenu, kaip jie keistai tą ratą vadina, aš savo galvoju vadinu tiesiog ratu, tai nežinau. Bet tai yra Jungtinių Amerikos valstijų mokslininkų ir praktikų parengtas modelis, kaip mes galime atpažinti elgesio modelius, kurie veikia tame smurto rate. Ir tai nėra, tas procesinis dalykas, apie kurį kalbėjo Rusnė pradžioje, tai taip jis toliau išlieka. Čia mes labiau kalbam apie tai, kokios taktikos yra naudojamos siekiant palaikyti kontrolę ir izoliuoti žmogų, prieš kurį yra naudojamas smurtas. Ir tai iš esmės yra pagrįsta netolygiais galios santykiais ir tam yra naudojamos kitos iš esmės smurto arba skriaudimo formos. Mes angliškai tą vadinam abuse. Tai tiek emocinės, tiek ekonominės priemonės, neduoti pinigų, atimti uždirbtus pinigus, sakyti, kad tu blogai atrodai, sakyti, kad tu, apsileidai, arba kad tu per mažai uždirbi, arba, daug įvairių dalykų. Taip pat viena iš taktikų, kurią irgi jau šiandien minėjom, veiksmai, kurie yra skirti išgąsdinti. Tai yra dalykai, kurie įvyksta, nes čia tai, kas yra rato viduryje, yra dažniausiai tie dalykai, kurie įvyksta prieš prasidedant fiziniam ir seksualiniam smurtui. Tai, kad kažkas tranko duris arba tranko ranką į stalą, yra skirta parodyti, kad ta ranka gali trenkti dar kur nors. Tai nėra šiaip savo, tai yra būtent gąsdinimo taktika, parodyti, kad aš galiu sukelti šitą jausmą. Ir čia, kaip Rūstė teisingai sakė, jeigu išsigąsti, tai jau čia yra ženklas, kad kažkas smegenyse tau sako, kad reikia sunerimti, sakykim taip, ar ne? Jeigu mes kalbam apie santykius, kuriuose yra vaikai, labai dažnai vaikai yra vienas iš būdų, arba vaikai yra naudojami, kaip taip pat kontroliuoti. Tai visų pirma vaikų atsiradimas, spaudimas turėti vaikų. Ir čia moteris dažnai nukenčia dėl to, kad mes vėlgi gyvename kultūrose, kuriuose moters pareiga, tiksliau išskirtinė moters pareiga arba išskirtinai moters pareiga yra rūpintis vaikais. Ir dėl to tie vaikai prisideda prie to, kad tu dabar turi likti namuose. Taip pat vaikai pradeda žaisti, kaip jeigu tu išeisi, aš eisiu į teismą ir vaikus priteis man. Nes mes labai dažnai turim tą tokį stereotipinį smurtautojo vaizdinį, kad tai yra toks labai nesimpatiškas, dažnai išgėręs, visokiojopai nepriimtinas žmogus, tai irgi yra mitas. Labai dažnai smurtauja ir išsilavinę, ir geras pajamas turintis, ir geras pareigas einantis, ir puikius socialinius ratus turintis žmonės. Tai šitą irgi reikia atsiminti. Ir tie grasinimai, kai mes juos sudedam kartu su ilgalaikiais, tu esi nieko verta arba nieko vertas žmogus, tai jie be abejo, kad veikia. Tai čia, kai dažnai vis dar dėja susiduriam su, tai kodėl jinai su juo vis dar gyvena? Dėl to, kad nemato kitos išeities dažniausiai. Dėl to, kad alternatyva atrodo labai labai baisi. Tai čia labai neišsiplėsiu, jau labiau negu išsiplėčiau, tiksliau neišsiplėsiu. Atsiprašau, nes apie tai jau daug kolegas kalbėjo. Bet apie ką noriu šiek tiek pakalbėti. Ir čia šiek tiek nueiti nuo smurto artimoje aplinkoje. Nes nepaisant to, kad didžiausi mastai yra smurto artimoje aplinkoje ir smurto nuo intimių partnerių, kai mes kalbam apie smurtą kaip kontrolės priemonę, smurtas iš kitų žmonių taip pat tampa kontrolės priemonė. Ir čia dažniausiai mes kalbam apie moteris arba apie žmonės, kurie, sakykime,
gali būti palaikyti moterimis arba netitinka tradicinių vyriškumo supratimų arba yra nepriskirianti savęs binariniai lyčių sampratai. Žodžiu, vis dėlto ta nedominuojanti lytis, vadinkim taip, ne? Tai aš, kadangi turim daug auditorijoje merginų ir aš turiu laiko, aš pasinaudosiu progą. Ar eitumėt šitą gatvę? Taip, bet, žodžiu, arba su sąlygom, arba ne. Ir šiaip, jeigu mišrioj kompanijoje šito paklausiu, tai būna iš vienos auditorijos dalies kartais girdžiu sutrikimą. Arba šiaip tokį sąmyšį, o kodėl, ne, kas negerai, nu, tai tipo gal nelabai šviesu, bet kas čia tokio. Ir tai yra ta auditorijos dalis, dažniausiai vyriška auditorijos dalis, kuriai nuo to amžiaus, kai jie pradėjo vaikščioti vieni, nesakė neik tamsiom gatvėm. Niekada. Ir šiuo atveju yra teigiama kai kurių feministinių mokslininkų, kad visos moterys gyvena pagal vadinamai lietuviškai turbūt būtų išprievartavimo tvarkaraštį, angliškai skamba šiek tiek geriau, rape schedule. Tai yra, kad mes visą savo iš esmės buvimą viešojoje erdvėje struktūruojam pagal tai, kad mūsų neišprievartautų, neižagintų, kaip nors nenuskriaustų, ar ne? Tai, kad mes neinam tokia gatve, nėra atsitiktinumas. Tai nėra dėl to, kad mes visos gimėm bijodamos tamsių gatvių. Tai yra dėl to, kad smurto grėsmė, šiuo atveju dažniausiai seksualinio smurto, dėl to, kad kai moteris yra viešoje erdvėje, jinai tampa galimų seksualinio smurto objektų, dėl to, kad jinai yra seksualinis objektas tiesiog savaime, ar ne? Savo egzistenciją, nesvarbu, ką apsirengusi. Tai mes nevaikštom tamsiom gatvėm, mes nevaikštom po vieną, mes nuėję į kokią nors pasilinksminimo vietą galvojam, kad turėtume išgerti atitinkamą kiekį ir nedaugiau, nes kitaip kas nors gali to pasinaudoti. Na, žodžiu, taisyklių, kuriomis vadovaujasi moteris arba žmonės socializuoti būti moterimis, sąrašas praktiškai begalinis. Ir jis veikia tuo pačiu principu, kad šita smurto grėsmė, kuri mums yra pateikiama kaip praktiškai natūrali, jinai tiesiog egzistuoja, nieko su to nepadarysi, jinai pradeda struktūruoti mūsų gyvenimus. Ir taip apriboja ir tiesiog, socialiai kontroliuoja moteris. Tai nėra vieno kažkokio konkretaus smurtautojo, kuris kontroliuoja ir izoliuoja moterį, bet mes socialiai turime tam tikras normas, kurios sako, kad jeigu tau kas nors atsitiks, tai mes pirmiausia paklausim, ar tu padarai viską, kad tau tai neatsitiktų, ir tik tada paklausim, o kas tai padarė. Ne? Tai nėra savaiminiai dalykai, ne? Čia jau supratot, kad aš nekalbu apie psichologiją, nes nesu psichologė, bet daug kalbu apie visuomenę. Tai labai dažnai feministės kaltina, kad mes nekenčiam vyro ar ten kažką, tai nejaučiu neapykantos. Labiausiai dėl to, kad natūraliai nei vyrai negimsta smurtautojais, nei moterys negimsta aukomis. Ten žvaigždutės iš tikrųjų pamiršau padėti ir prie vyrų, ir prie moterų, bet kai aš sakau vyrai arba moteris, tai supraskit, kad kalbu apie žmonės, kurie save tokiais laiko arba yra socializuoti tokiais būti. Bet ta disproporcija tarp tų, kurie sukelia smurtą ir tų, kurie patiria smurtą, nėra kažkaip natūraliai nulemta. Jinai yra socialiai susikūrusi, arba sukurta, jeigu jau norim visuomeniai priskirti daugiau aktyvaus veikimo. Ir kai mes turim nelygius moterų ir vyrų santykius, galios santykius šiuo atveju, tiesiog visuomenėje, prie to šiek tiek ateisiu, tai smurtas prieš moteris, kuris yra statistiškai gerokai didesnis, yra tų nelygių galios santykių išraiška. Ir būtent tai lemia vyrų dominavimą moterų atžvilgiu. Struktūriniu požiūriu smurtas prieš moteris nėra atsitiktinis, jis yra smurtas dėl lyties.
Ir šitas smurtas yra vienas iš esminių socialinių mechanizmų, dėl kurių moteris prieš savo valią atsiduria priklausomoje padėtyje vyrų atžvilgių. Tai yra mes atsiduriam tokiam užburtam rate, kur tu visą laiką esi kažkokioj tai prastesnėje pozicijoje, iš kurios bandai ištrūkti realiai, ar ne? Tai faktoriai, kurie yra dažniausiai siejami, nors tų faktorių yra labai daug ir įvairių, su smurtu lyties pagrindu ir tas smurtas gali baigtis moters nužudymu pakankamai dažnai. Tai yra kontroliuojantis elgesys, tai yra pavydas, tai yra savininkiškumas ir nuostatos, kad moteris yra menkesnės už vyrus. Šiaip visi šitie dalykai, tiek kontroliuojantis elgesys, tiek pavydas, tiek savininkiškumas, irgi kalba apie nuostatas apie moteris. Tai reiškia, kad savininkiškumas kalba apie tai, kad smurtautojas galvoja, kad moteris yra jo nuosavybė. Čia žinot, kaip tam nejuokingam juokelį iš mokyklinių vadovėlių. Jonas buvo turtingas ūkininkas, turėjo 3 karves, 2 kiaules ir žmoną. Ir mes vis dar dabar sakom, turi žmoną, ar ne? Kažką pasako, man atrodo, apie tai. Kontroliuojantis elgesys ir pavydas irgi iš esmės kalba apie tai, kad šitas žmogus kažkokia apimtimi man priklauso. Aš turiu teisę, jaučiuosi turintis teisę nurodinėti, kaip šitas žmogus turi elgtis. Ir visas tas nuostatas mes galime apibūdinti per kultūrinio seksizmo sampratą. Nes kultūrinis seksizmas apibūdina veiksmus, kurie iš esmės ir laikosi ant įsitikinimo, kad moteris ir tai, kas yra siejama su moterimis, tai čia galim pradėti nuo, nežinau, Taylor Swift ir baigti barbėmis, rožinė spalva, gaminimu maisto, mezgimu, vaikų priežiūra, senelių priežiūra, apskritai bet kokio pobūdžio rūpinimusi. Tai yra mažiau vertinga negu vyrai ir tai, kas yra siejama su vyrais. Tai, jeigu moteris šiaip stereotipiškai gamina, bet moteris gamina namuose, profesionalūs šefai yra vyrai. Viskas yra atidalinta. Taip, tai ką daryti su to, ar ne? Dabar mes čia valandą daugiau laiko šnekam, kaip viskas yra blogai. Ir aš dėl to labai norėjau, kad pabaigti su tuo, kad kažką galima daryti. Gerai, nereikia tiesiog sėdėti penktadienio vakarą ir liūdėti, bandom kažką padaryti. Tai dabar žiūrėk, šiaip struktūriniai klausimai ir sisteminės problemos reikalauja sisteminių sprendimų. Tai mes kaip tiesiog individualų žmonės galim padaryti kažką, bet negalim padaryti visko. Tai pirmiausia, tai apie ką mes kalbam, kai kalbam apie visuminį problemos sprendimą, mes kalbam apie paketą tam tikrų priemonių. Neišeina spręsti, va taip, čia šiek tiek padėsim, čia šiek tiek padėsim ir čia šiek tiek padėsim. Mes šitą patchwork, tokį, dėlionės arba iš skiautinių siuvimo metodą jau Lietuvoje taikom kurį laiką ir akivaizdžiai jis nėra toks efektyvus, kaip mes norėtume, kad būtų, ne? Tai čia cituoju labai gerą dokumentą, Europos tarybos konvencija dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje, prevencijos ir kovos su juo, liaudyje dar žinoma kaip Stambulo konvencija. Ką jinai numato, tai yra būtent kompleksinį problemos sprendimą. Šalys imasi būtinų teisėkūros ir kitų priemonių, kad priimtų ir įgyvendintų visoje valstybėje taikomą veiksmingą, visapusišką ir koordinuojamą politiką. Su koordinuojama politika nėra taip paprasta, kaip galėtų pasirodyti. Apimančia visas atitinkamas priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią visų formų smurtui, įtrauktam į šios konvencijos taikymo sritį, tai reiškia viskam, apie ką mes šiandien jau su jumis kalbėjom ir dar dalykų, apie kuriuos nekalbėjom. Ir kovoti su juo ir užtikrintų holistinį smurto prieš moteris problemos sprendimą. Tai yra ne truputėlį čia ir truputėlį ten, bet imam visą šitą reikalą ir judinam nuo pašaknų. Tai šiaip, jeigu taip jau, išskirstant, tai turi būti teisinė pagalba, tai yra visa teisinė sistema turi veikti, o ne tiesiog egzistuoti ir, o gal suveiks, gal ne. Tai čia vienas momentas. Kitas momentas, mums reikia švietimo. Jau daug kartų šiandien visos minėjom, kad reikia daugiau švietimo apie tai. Ir čia dar papildomai, dar viena proga jums pasakyti, ačiū, kad mes čia dabar turėjom progą kažkiek pasišviesti ir apsišviesti ir daugiau čia to šviesos turėti. Mums reikia švietimo, mums reikia iš esmės politikų, neturiu galvoje ne žmonės, o politinės priemonės,
kurios spręstų lyčių nelygybės problemas. Nes smurtas pirmiausia kyla dėl to, kad kažkas galvoja, kad kažką galima skriausti. Čia labai paprastai, ne? Dabar, kadangi jūs nesate tie žmonės, kurie gali tai padaryti, turiu galvoje ratifikuoti Stambulo konvenciją, tai galvoju, gerai, reikia dalykų, kuriuos mes galim daryti patys. Ir kaip kovoti su kultūriniu seksizmu. Nes mes užaugom visuomeniai, kuri mus išmoko tam tikrų dalykų, norime to ar ne. Paskui kartais save reikia persimokyti, nes išmoksti gal ne to, kas buvo naudinga. Na, aš irgi buvau išmokyta, kaip reikia atitinkamai sėdėti ir atitinkamai rengtis ir atitinkamai daryti dalykus, po to visą tai persimokiau. Ne? Ir dabar jau darau taip, kaip norisi, daugiau mažiau. Ne? Tai dalykas, kuris nutinka dideliai daliai žmonių, kurie pradeda dirbti su savo įsitikinimais, kalbant apie kultūrinį seksizmą ir pradeda dirbti su savimi lyčių stereotipų klausimu, būna, o Dieve, kaip aš galiu taip galvoti, arba kaip aš galėjau taip galvoti. Tai taisyklė numeris 1 arba patarimas numeris 1 - nesmerkite savęs. Tikrai sąmoningai nei vienas iš mūsų neišmokom kažko, kas yra žalinga mums arba kitiems. Dažniausiai. Tai tiesiog tie dalykai pakankamai ankstyvoje vaikystėje mes jau pastebim tą 3-5 metų vaikų atveju, kad stereotipai jau lenda giliai į galvą ir ten reikia aktyvių veiksmų, kad kas nors juos iškrapštytų. Kas tikrai visada padeda, tai savirefleksija. Galima kažką pasakyti, nežinau, iš serijos. Nežinau, dabar sugalvoju tik tai banalų vyrai neverkia, kurio niekas jau nebesako, bet jeigu kartais kam nors išsprūstų, tai pagalvokit, kad pala. Ta prasme, verkia, ne? Ok, gerai. Pasitikrinom, važiuojam toliau. Arba nežinau, ten, o Dieve, ankstyvojo ugdymo pedagogas, čia darželio auklėtojus taip vadinam, yra vyras, kaip keista, nekeista, normalu, važiuojam toliau. Apskritai, ar visur mums yra svarbi žmogaus lytis? Ar tai yra faktorius, kurį mums reikia kreipti dėmesį? Gal ne. Nes dabar galvoju, man atrodo, Berlyno arba Šveicarijos, žodžiu, kažkur vakarų Europoje simfoninis orkestras sugalvojo pastatyti širmą, kai daro atranką muzikantų. 50% dažniau atrinkdavo moteris, kai nematė, kas groja. Tai gal kartais ir mums reikia užsidėti širmą, arba tiesioginę, arba perkeltinę prasme, ir tiek vienu, tiek kitu atveju nežiūrėti. Koks skirtumas, kokia tai lytis. Trimečių nesvarbu, ar jo kojinės mėlynos ar rožinės. Kodėl mums turėtų rūpėti? Čia turbūt tas klausimas kyla. Tai jau peršokau prie vaikų. Iš tikrųjų, jeigu dirbant su savim, tai mes dirbam prie savęs, bet jeigu mes norim nereprodukuoti tų stereotipų, kurie jau yra, tai neužteks nesakyti nieko. Reikia kažką proaktyviai daryti. Tai iš tikrųjų, jeigu turit savo aplinkoje jaunų žmonių, su kuriais turit kontaktą, pasistengkit būti tuo žmogum, kuris sakys, žiūrėk, viskas okei, tau gali patikti visos spalvos. Jūs neįsivaizduoja, kaip dažnai man vis dar tenka susidurti su žmonėm, kurie sako, mano 5 metų vaikui labai patinka oranžinė spalva. Jūs jau suprantat, kad čia siaubas yra dėl to, kad vaikas yra berniukas ir oranžinė spalva yra kažkodėl tai not okay. Taip, mano irgi reakcija būdavo, kas negerai su oranžinė, bet pasirodo ir oranžinė. Ne? Tai tiesiog kartais reikia žmonėms priminti, kad žiūrėkit, yra iš tikrųjų blogų dalykų, kaip pavyzdžiui smurtas artimoje aplinkoje. Ir yra neblogų dalykų, nes spalvos neturi lyties, emocijos neturi lyties ir mes neturėtume jų priskirti ten, kur jų nėra ir nereikia. Tai ačiū Jums už dėmesį. Aš dar pastovėsiu, nes Jūs sugalvojat klausimą. Aš dėl darbo to gatvės rato, nes mes turim lietuvišką darbą, ar ten aš pasižiūrėjau, nes yra geras kontrolės ratas, daugiau geras kontrolės ratas, bet tie biškai kitokie lietuviškai išversti, kurie. Dulutas turi, žinok, daugiau ratų. Supratau. Jie turi daugiau ratų, jie turi ten gal 8 ar 9 ratus. Nes aš iškildu, ne kitus ratus. Gali būti. Nes aš žiūriu, kaip skiriasi pavadinimai, bet kaip principas tas pats. Nes aš šiandien, sakau, žiūrėjau, tai Dulutas turi, man atrodo, 9 ratus, vienas tikrai žinau, kad yra specialiai su vaikais, tai gali būti, kad yra ir paaugliams specifinis likęs.